Good evening Ramune, good evening Beata, and good evening Inga. Labas vakaras Beata, labas vakaras Inga, labas vakaras. Hello. So we have a session through Beata for Inga. And Inga, please explain your situation, explain the point of reference for your session today. Šį vakarą mes pravesime seansą su Beatos pagalba ir Inga, prašome jūsų vėl išdėstykite jūsų aspektus, kuriuos norite šio seanso metu apžiūrėti. Labai noriu susisiekti ir atsiprašyti tėčio, nes jaučiu kaltės jausmą nuo vaikystės. I want very much to contact my dead father and excuse me for him because I have a strong feeling of being guilty. Bendravimas šeimoje ir su giminaičiais vyksta su pakeltu balsu, po bendravimo jaučiu kaltės jausmą. My communication with my origin family and my relatives is taking place with raised voice. Afterwards, I have a strong feeling of being guilty. Turėjau ne vienus nepasisekusius santykius su vyrais ir tų priežastis buvo kitos moteris. I had some relationships some failed relationships with men, and the reason of that it did not work, that was always that I was left because of another woman. Šiuo metu draugauju su draugu ir tikiuosi santykiai bus viskas gerai, susiklostys. At the moment I have a relationship, I have a boyfriend, and I hope that this relation this time will not fail, will be okay. Baimės jausmas, esu visada kritikuojama, kad ne taip gyvenime darau. I have strong feeling of fear because whole my life long I am criticized that I am doing not the way I should do or not the things I should do. Finansai labai svyruoja. My financial situation is very unstable. It varies widely. Or I have money or I have no money at all. Alergija maistui, po to pasekmė yra veido ir labai stiprus kūno odos bėrimai. I have allergy for food, and therefore I get a very strong skin rashes in my face and in the whole body. Galvos ir nugaros skausmai, akių problemos. Headaches. I experience headaches and I have strong back pain and eye problems. Pūslės uždegimai, įvykę keli persileidimai. And I have still bladder infections and I had some miscarriages. That's all. Perfect. Yes. So now we are going in this way. Tai kągi, mes pradėsim. I try to induct you into hypnosis, Inga. Inga, aš pabandysiu jūs įvesti į hipnozę. Beata, not you. Beata, ne tave. No, you are going into hypnosis after. Tu į hipnozę įeisi vėliau. Wonderful. And I'll explain why this kind of situation after the session. Ir aš visą šitai paaiškinsiu po seanso. Okay, so now only for Inga. Dabar tik Ingai. Inga, close your eyes. Inga, užmerk akis. I count 1, 2, 3. I count 10 to 1, sorry. Aš dabar skaičiuosiu nuo 10 iki 1. And you get relaxed. Ir tu atsipalaiduosi. 10. 9.
Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3. While I count, you go to a memory or a dream. Ir kai aš skaičiuosiu, tu nueisi į prisiminimą arba sapną. 1, 2, 3. What are you remembering? Ką tu prisimeni? Nelabai ką. Not so, Nothing? nothing. Wonderful. Nuostabu. I want your mind completely less. Clean. No, Clean. yeah. Aš noriu, kad tu visai nieko neturėtum. Jokių prisiminimų šiuo momentu. And now, Beata, I induct you into hypnosis. Dabar, Beata, aš įvesiu tave į hipnozę. I count 5 to 1 and you get relaxed. Dabar aš skaičiuosiu nuo 5 iki 1 ir tu atsipalaiduosi. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, Beata, how to visualize Inga? Beata, kokia tu matai Ingą? Bėga tuneliu. She is running inside one tunnel. Okay. You, Inga, stay in this position with your eyes closed. Inga, tu pasilik tokioj padėty, kaip dabar esi, su užmerktom akim. Step by step, with the conversation with Beata, you can enter into the hypnotic ambient. Ir dabar žingsnis po žingsnio, pokalbio su Beata metu, tu galėsi įeiti į tą aplinką, į hipnozės. During the session, I'll ask you some questions. Tačiau seanso metu aš tavęs paklausiu, Inga, dar kartais klausimų. Okay, Beata, so Inga is running in a tunnel, right? Beata, tai Inga bėga tuneliu, ar taip? Taip, čia 17 Okay. amžius, jie vejasi riteriai. That is 17:8, okay. The volume is too low. Per žemas garsas gali labiau prie burnos pajudinti. Dabar gerai? Is now okay? No. Ne, negerai. Too low. Bet aš padidinau. Alio. And now? Yeah. Go to the maximum, please. Eik iki maksimumo. Girdit? Not good, but let's continue. Negerai, bet tęskime. I think the headset is not good. Aš manau, kad ausinės nėra geros su Okay, close mikrofonu. your eyes again. Užmerk vėl akis, Beata, So continue to tell me what is happening. ir sakyk man, kas vyksta.
Ji bėga tuneliu, čia yra 17 amžius ir ją vejasi tokie senovinės aprangos kariai. She is running in one tunnel that is 17th age, and she is followed by some soldiers from ancient times, from ancient centuries. Continue. Toliau tęsk. Ji irgi apsirengusi tokiais rūbais kaip rūmų dama, bet drabužiai pilki, ji labai išsigandusi, vis atsisuka atgal ir bėga. Ir ten matosi tunelio gale yra šviesa, bet ten kalnas. Ji pribėga kalną ir mato, kad išeities kitos nėra ir ji krenta nuo kalno, nusižudo. She is running in the tunnel. She wears the clothes from that noble woman in the palace they had, and she, in front of her, then appears a mountain, and she runs to the mountain, and then there is no escape from those. There is no way, so she is jumping down from that mountain, and she is doing suicide. Okay, and what happens when she leaves the corpse, the body? Ir kas atsitinka, kai jin palieka kūną, kai išeina iš kūno? Jos laukia tie reptiloidai su kapišonais, jinai jų neatpažįsta, jinai galvoja kaip pagal tikėjimą, kad tai yra vedliai gyvenimo. She is met by reptiloids. Those are wearing overthroats with hoods, and she does not recognize them, and she believes that those are masters, spiritual masters, because of religion she had. Okay, let me with Inga, physical Inga. Dabar palik mane, Beata, su fizinė Inga. Inga. What are you seeing? Inga, ką tu matai? Nieko nematau. I see nothing. Okay, let me with Beata. Gerai, tada palik mane su Beata. Beata. Okay, what happens with this reptiloid and her? What happens with this reptiloids? Kas toliau nutinka? Kaip vystosi situacija su tais reptiloidais? Jie stovi, kaip pasakytum, jos siela pasitinka su knygom, su sąrašais ir ją ruošia kitam reinkarnavimui ir rodo jos gyvenimą, tipo kiek jinai nuodėmių padarė. They meeting her with the books and with the with the books, and they preparing her for the next reincarnation, and they are showing her movie about how she in her this last life, how many bad things she did. Okay, now observe if she is going to reincarnate, to be reincarnated into Inga life, or how many lives she has to live until to reach this life. Dabar pažiūrėk, Beata, ar jinai dabar inkarnuosis į Ingos gyvenimą dabartinį, o jeigu ne, tai kiek dar gyvenimų turi nugyventi, iki jinai gyvens Ingos gyvenimą? Dar 4 bus. Still 4 lives. 4 lives, okay. And observe the last life. Ir apžiūrėk dabar jos praeitą gyvenimą, paskutinį. When she is preparing to be Inga in the next life. Kai ją ruošia gimti Inga, sekant šiam gyvenimui Ingos, kai ją ruošia. Okay. Where is she? Kur ji yra? Ją ruošia taip pat stovi prieš reinkarnaciją, ta pati situacija rodo knygą ir rodo nusikaltimus gyvenimu, kad turi vėl reinkarnuoti ir vėl atpirkti. They are standing in front of her. They are showing her book where is written all crimes she did, all bad things, and that they telling she must incarnate. Okay, what are the crimes she committed in the past life? Kokie yra nusikaltimai, tos nuodėmės, blogi dalykai, kuriuos ji padarė praeitą gyvenimą?
didžiausias nusikaltimas buvo tam 17 amžiui, kad ji rūmuose gyvendama su karaliumi, karaliaus buvo meilužė. The biggest crime is that she was a lover for the king from that life in 17th age she had. So, what does she do in next life to recover these past lives mistakes? Tai kaip jin turi dabar tame aname gyvenime šitai atlyginti už tą savo nuodėmes, atpirkti, kaip jin turi atpirkti savo nuodėmes, bet tame gyvenime Ingos? Ji turi gimti nedarnioje šeimoje ir visą laiką nepasisekimas su vyrais ir visą laiką sutinka neištikimybės vyras su kitom moterim. She must be born into family with disorder relationship, in bad family. She must have no luck in love, and the man will always leave her for another woman. Okay, who is this entity that is showing these mistakes, past life mistakes to Inga? Kas yra tai per būtybė, kuri rodo Ingai tos jos praeito gyvenimo nusikaltimus, tas nuodėmes? Taip, jis apsidengęs kapišoną, bet po kapišonu matau reptiloidą išvaizdą. He has hood over his head. I do not see him good, but I see that he is reptiloid. He has... Okay. Leave me with Inga, physical Inga. Dabar Beata, palik mane su fizinė Inga. Inga? Taip. Yes. How do you see this reptiloid? Inga, kaip tu matai tą reptiloidą? Nematau. I do not see him. Observe the environment where you are in. Tada apžiūrėk visą aplinką. Kur tu dabar esi? Apžiūrėk aplinką. Ką tu matai? How is it? Nežinau, tiesiog tamsą matau ir nieko neižiūriu. I see just darkness around. I cannot see nothing. And how do you feel there? Ir kaip tu jautiesi ten toje tamsoje? Tiesiog jaučiu, kad kojos labai sunkios yra. I just feel that my legs are very, very heavy. Okay. Are you alone in the space? Ar toje erdvėje tu esi viena? Manau, kad taip. I think that yes. Okay, so let me with Beata. Gerai, tada palik mane su Beata. Okay, Beata. And observe if Inga accepts the karma that this entity is showing her before to go to Earth. Gerai, Beata, dabar apžiūrėk, ar Inga priėmė tą karmą, kurią ta būtybė jai davė ir kad prieš įsikūnijant į šį gyvenimą žemėje. Taip, jinai visada šitais gyvenimais duoda jam sutikimą. Yes, she is always before her lives is accepting that karma. Okay, I want to talk to Inga. Gerai, dabar aš noriu pakalbėti su Inga. Do you allow me to talk directly to subliminal part of Inga? Ar tu man leisi kalbėti tiesiogiai su Ingos pasąmonės dalim? Yes. Inga? Taip. Yes. Do you remember me? Ar tu atsimeni mane? Taip, aš atsimenu. Yes, I remember. Why did you call me? Kodėl tu mane pasikvietei? Man reikia išsigelbėti. I need to get me rescued. I need rescue me. Okay, just... You are going on Earth, do you know it? Tu dabar eisi į Žemę. Ar tu žinai šitą? Suprantu. I understand. Okay, so let me talk with your physical part. O dabar leis man pakalbėti su tavo fizinė dalimi. Inga? Inga? Yes. How do you see me in the same hypnotic environment now? Kaip tu matai mane dabar toje pačioje hipnotinėje erdvėje? Nematau. I do not see you. Yes, but you can feel me. Where do you feel me?
Taip, bet tu gali mane jausti. Kur tu jauti mane? Do you feel me? Ar tu jauti mane? Ne. No. No. Do you feel my presence? Ar jauti mano buvimą? If not, tell me no. Jei ne, tai sakyk ne. Ne. No. Okay, leave me with Inga Subliminal. Gerai, dabar palik mane su Ingos pasąmonės dalimi. Inga, Inga, Taip, tell me, do you know what will be your next life on Earth? Inga, ar tu žinai, koks tavo bus gyvenimas Žemėje? žinau, o ką man daryti? Yes, I know. And what should I do? So, do you like your next life? Ar tau patinka sekantis gyvenimas? Ne. No. No. So, why do you go so? Tai kodėl tada tu eisi į jį, jeigu nepatinka? O kaip man iš jo ištrūkti? How can escape this? Of course, you can't escape. Žinoma, gali tu iš to išvengti ir ištrūkti iš Do ten. you know why? Ar žinai kodėl? Because you believe that you cannot. Tai todėl, kad tu netiki. Tiksliau, todėl, kad tu tiki, kad tu negali jo išvengti. You are so powerful that you can create your own limits. Tu esi tokia galinga, kad tu net sukuri savo ribas, savo pačios ribas. If you believe that you can't, so you can't. Ir jeigu tu tiki, kad tu negali, tai tada tu ir negali. So now let's play a game. O dabar vėl pažaiskim. Change your mind. Pakeis savo nuomonę, Change your creation. pakeis savo kūrimą, Change your will. pakeis savo valią, Change your perspective. pakeis savo požiūrio tašką. Tell this entity you don't go unhurt in next life. Ir dabar pasakyk tai būtybei, tu neisi į tą sekantį gyvenimą, į žemę. And tell me what happens. Ir sakyk, kas vyksta. Jisai žiūri nustebęs. He's looking at me very surprised. Interesting. So, Įdomu, Bet jis mane netiki. but he does not believe in me. no. So you tell you don't go. Todėl sakyk jam, kad tu neisi. What happens? Kas vyksta? Mane nuo jo drebulys krečia. I start to shake. My body is shaking now You? somehow. Or the entity? Ar krečia drebulys tave, ar Beatą? Ar būtybę? Mane krečia nuo tos būtybės. Aš bijau jo. I'm afraid of this entity, and therefore from that fear I get shaken. So you are manipulated and submitted. Tai vadinasi, tavimi manipuliuoja ir tave įtakoja. Do you like your position of submitted? Ar tau patinka šita būsena? Ne. No. So what do you feel? Why do you create fear? Ir kaip tu jauti, kodėl tu kuri baimę? Fear is an energy. Baimė yra energija. It's your energy. Tai yra tavo energija. As you created it, you can eliminate it. Kadangi tu ją sukūrei, tu gali ją ir pašalinti. So recollect all this energy in you and throw it away from a dimensional portal. Todėl dabar paimk ir surink visą tą energiją tavyje, tą baimės, ir išmesk ją į dimensinį portalą. When you have no fear anymore, tell me. Kai daugiau nebeturėsi baimės, pasakyk man. Inga? Inga? Tuoj.
tuoj aš išmesiu tuoj. Soon I will throw it away. Soon. Mhm. Okay, so do you have fear or not? Ar dabar dar turite baimę, ar neturi? Man palengvėjo, bet aš labai išsigandau hipnozės. I got yet slight feeling, but still I want to say I got very afraid. I got scared of hypnosis. What? I got afraid. I have been scared of hypnosis. Afraid? Afraid about Afraid hypnosis? about hypnosis, yeah. Inga, recollect this fear of hypnosis and throw it away. Surink tą hipnozės baimę ir išmesk ją taip pat lauk. Do it, Inga. Yeah, Inga, padaryk tai. padariau. I did. Okay, do you have fear now? Ar dar jauti baimę? Nu, mano kūnas nebedreba, My body is not shaking anymore, bet kojos šaltos. but my legs are cold. Oh, tell me if you have another bad emotion in you. Na, tada pasakyk, ar turi dar tavyje kažkokią dar kitą neigiamą, blogą jausmą? Taip, tikriausia, taip yra kažkas tai. Yes, most likely there is something. Okay, now order this entity in front of you to dance and sing a song. Gerai, o dabar įsakyk tai būtybei, kuris stovi priešais tave, įsakyk jai šokti ir dainuoti dainą. What happens? Kas vyksta? Jisai šoka ir dainuoja lelelelele. He is dancing and singing la 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 la. Okay, let me with your physical Inga. Gerai, palik mane dabar su fizinė Inga. Inga, Taip, taip. how do you see? Ką tu matai? Nematau, bet jaučiu per savo visą, per kūną jaučiu. I do not see, but I feel all through my body. What do you feel? Ir ką tu jauti? Jaučiau, kaip emocinės sakė, kad dėl visas kūnas krečia. I felt how she told that my whole body was shaking. I felt it. And now, how do you feel now? O kaip tu jautiesi dabar? Dabar tai gerai, tik tiesiog kojas, kaip dar tikrai jaučiu per kojas dar stipriai. O ką per kojas? Ta prasme šalti. Aha. Now I feel well, but still I feel, as was told, cold in my legs. Okay, so let me with your subliminal part. Gerai, dabar palik mane su pasąmonės dalimi. Inga, Taip, do you feel cold? Ar tu jie tau šalta? taip, aš jaučiu fizinio kūno šaltį. I feel the cold of my physical body. Okay, so let's go to the cause, the esoteric cause of this cold sensation. Gerai, tada einame dabar į šito šalčio jausmo ezoterinę priežastį. Now, Dabar. where are you, Inga? Kur tu dabar, Inga? Aš toje tamsoje, kur ir mano fizinis kūnas mane matė. I am in the same dark environment where my physical body saw me. Okay, let me with Beata. Gerai, palik mane su Beata. Beata, Mhm. observe from above the situation. Observe Inga. Dabar apžiūrėk visą situaciją iš viršaus. How do you Apžiūrėk see? Ingą. How do you see her now? Kaip tu ją dabar matai? Mhm. Ji guli kaip po karste, sakytum, ir ten labai tamsu, ir ten labai šalta. Ir aš jaučiu visą laiką ją. Mhm. I see that she is somehow lying in sarcophag and it's there somehow cold and dark. Mhm.
And what is the reason? Because she is there in this place. Ir kokia yra to priežastis, kad jinai ten randasi, toje vietoje. Mhm. Čia yra kaip po kapsulė skraidančios, nežemiškos lėkštės šitos. Bet dar kol kas nežiūrėjau ten tų giliai nieko, bet čia yra kaip po kapsulė ir jinai dėl to jaučiasi ten labai šaltoje toje kapsulėje. That is like capsule from the UFO, but from the spaceship, and this is how she's feeling there, that feeling, that sensation of cold and dark. Let's go into this UFO. Gerai, einam į šitą skraidantį NSO. How do you see inside? Ką tu matai ten viduj? Taip, jinai guli kaip po tokis, toks kaip ir kapsulė tenai, bet kaip ne stalas, bet toks apvalus kaip kapsulė. Ir tenai aplinkui šitie visi tyrinėtojai tie. I see her lying inside a round capsule, and around her they're standing all those researchers. Okay, now let me with your physical part. Gerai, palik dabar mane su tavo fizinė. Sorry, Inga, physical part. Su Ingos fizinė dalimi, palik. Inga. Taip. What do you see inside a UFO? Inga, ką tu matai NSO viduje? Nieko nematau, tik jaučiu, kad labai šalta yra. I do not see anything, but I feel that there is very, very cold. Okay, so now please get out from your body in that capsule. Dabar prašau tavęs išeik iš tavo kūno į tą kapsulę. Out. A. Observe yourself from outside. Ir apžiūrėk save iš šono. Observe this capsule. Ir apžiūrėk šitą kapsulę. Observe yourself inside the capsule. Ir apžiūrėk save tos kapsulės viduje. In which position are you in? Kokioje pozicijoje tu ten guli? Ar kas, kaip tu ten? Nieko neįžiūriu. I can see nothing. But what do you feel? O ką tu jauti? Tiesiog jausmas šiltas kūnas. I feel the warm body, warmth of the body. How do you feel the position? Were you inside the capsule? O kaip tu jauti, kokia tavo kūno pozicija toj kapsulės viduje? Guliu. I am lying. Okay. Let me with your subliminal part. Palik mane su tavo pasąmonės dalimi. Inga. Okay, so we detected why you are so cold. But now let's go to that moment when you got in this capsule. Mes dabar nustatėme, kodėl tau yra taip šalta, tačiau dabar eime į tą momentą, kad sužinoti, kodėl tu esi toje kapsulėje. Where are you? Kur tu esi? Tam laive toje kapsulėje. Aplink mane baltais chalatais, kaip po visaip jie atrodo, visokių čia yra. I am in that ship, in that capsule, and around me all those entities with white clothes. You are in the UFO? Ar tu esi tam NSO viduj? Taip. Yes. Okay, but let's go back in time before you get in the UFO. Gerai, einam atgal laiku, prieš tau patenkant į tą NSO. Okay, just go to that moment where you go there in the UFO. What happens? Eik į tą momentą, kada tu patekai į tą NSO. Kas nutiko? Do you go alone? Do you go with other entities? What happens? Ar tu ten ėjai viena, ar tu ėjai kartu su kitom būtybėm? Kas ten vyko? Aplink mane labai daug žmonių.
Nesuprantu, bet matau daug žmonių. I do not understand, but I see a lot of people around me. What kind of people? Just observe. Ir dabar žiūrėk tiesiog, kas tai per žmonės, kurie aplinkui. Taip. Taip, čia įvyko avarija. Kažkas atsitiko man ir aš matau, kad aš kaip ir numirus man daro dirbtinį kvėpavimą. Ir virš manęs yra šita pati lėkštė, kuri mane ten pasiėmė. I see that something happened like accident and I died there and I got first aid help, but there is a UFO above me and they took me to them. Okay, why do you go there? Ir kodėl tu nuėjai ten pas juos? I want to know the subliminal conversation between you and this entity. Ir aš noriu žinoti, koks buvo pasąmoninis dialogas tarp tavęs ir tų būtybių. Why do you accept to go to them? Kodėl tu priėmėjai kad jie tave paėmė ten? Kodėl tu sutikai? Jie sakė, kad mane po šitos avarijos pagydys ir paleis atgal į gyvenimą. They promised me that they will cure me after this accident and they will let me back to the life. Did you believe them? Ir tu jais patikėjai? Taip, jie apsivilkė Yes. Also, do you understand that when you believe something, you create the situation? Ar tu supranti, kad kuo tu tiki, tai tu ir sukuri tą situaciją? Now observe your future and tell me if what they promised you is reality. Ir dabar pažiūrėk į ateitį ir pasakyk man, ar visa tai, ką jie žadėjo, ar tai išsipildė? Ne, man tik pakenkė They even did harmful. Okay, so now that you know that it was a mistake from you, do you want to change the situation? Dabar, kai tu žinai, kad tai buvo tavo pačios padaryta klaida, ar tu nori pakeisti situaciją? Labai. Yes, very much. Okay, but first of all, let's explore your situation for curiosity, for information. Gerai, tačiau pačioj pradžioj tiesiog ištirkime šitą situaciją dar dėl informacijos. We can do this, you can change your mind in every point of your time life. Tu gali savo nuomonę pakeisti bet kurioj tavo laiko linijoje, vietoje. We can choose another one. Todėl mes galim parinkti ir kitą laiko linijos tašką. Let's explore the situation and you will choose the best moment to do it. Gerai, dabar ištirkime tą situaciją, apžiūrėkime ir tu pasirink geriausią laiko momentą tam padaryti. It's very interesting that you are there in that capsule. Let's explore why. Tai yra labai įdomu, kad tu esi ten viduje, to UFO ir toje kapsulėje. Ir dabar ištirkime, kodėl tu esi ten. Go there. Eik ten. And let me with your physical part. Ir palik mane su tavo fizinė dalimi. Inga. Taip. Okay. It doesn't matter if you don't visualize anything. You can feel and you can get information for feeling. Inga, visiškai nesvarbu, kad tu nematai, nevizualizuoji, bet tu gali jausti ir tu jauti. Ir tiesiog nuskaityk informaciją, ją tiesiog gauk per jutimą, per jausmą. Even you can receive information telepathically. Ir tu gali tą gauti informaciją telepatiškai, tiesiog nuskaitydama iš aplinkos. So, tell me, what happens in this UFO? Why you are in this capsule? What is the situation? Tell me. Todėl pasakyk man, kas ten vyksta tame NSO, kodėl tu esi toje kapsulėje. Tiesiog tą visą situaciją. Pasakyk, kas ten. Nežinau. I do not know. What do you feel? Ką tu jauti? Ar kaip tu jauti, kodėl tu ten? Nežinau. I don't know.
Okay, let me with your subliminal part. Gerai, palik mane su tavo pasąmonės dalim. Inga. Taip. Okay, tell me why you are there. Observe since this point to the future and observe what happens. Gerai, Inga, tada apžiūrėk dabar, kodėl tu esi ten. Toje kapsai, pažiūrėk nuo šito momento, kas vyksta, kaip tu ten patenki. Taip, aš einu su jais, mano kūnas lieka žemėje ir aš pakilusiais į tą lėkštę jie pasiema. Jie man kažko tai duoda, apakina mane, kad aš guliu, matau tik tai baltą šviesą. Yes, I am leaving my physical body. I'm going with them together to this UFO, and they are giving me something, and I somehow am blended from that strong light, and don't know what. Observe if the entity in this UFO, there is the same entity we saw when you was preparing it to be reincarnated on Earth. Ir dabar pažiūrėk, ar ta būtybė, kuri yra tam NSO, ar tai yra ta pati būtybė, kuri tave sutikdavo, kuri nustatydavo tavo reinkarnavimas į Žemėje? Taip, čia yra ta, bet ir dar kitų pilna. Yes, that is this one, but there are another entities as well, a lot. Okay, so observe what is the objective of this treatment to you, what they get, what do they obtain with this situation, with this treatment. Gerai, pasakyk man dabar, apžiūrėk, koks yra tikslas šito tavo įdėjimo į kapsulę, ko jie siekia šituo, iš tos situacijos gauti? Pirmas atsakymas ateina, jie nori klonuoti ir ima mano DNK. First answer is coming, they want to clone me and they are taking my DNA. For what? O kam ta DNA? Kur ją naudoja? Kad būtų dar kita tokia pati aš. They want to clone the same me, the second one me. Observe if there are clones of you and if yes, how much are they? Ir dabar apžiūrėk, ar jau yra mano klonų, ar ten matai mano klonus, ir jeigu yra, tai kiek jų? Mano klonus? Kaip? Ar jau yra? Jie norėjo mano Ingos klonai. Gerai. Yra vienas. There is one clone of me. Okay. Tell me, in which moment do you want to change the situation? Pasakyk tada, kuriuo momentu tu norėtum pakeisti situaciją? Na, atšaukt leidimą. Aš norėčiau į tą patį pirmą kartą nueiti, kada jie iš viso prisikabina. I would like to go to the very first moment when they attached me. Okay, so go there. Gerai, tada eik ten. Explain me the situation in that moment exactly, and after stop the time. Gerai, ir man tiksliai nupasakok tą situaciją, ir kai ją nupasakosi, tada sustabdyk laiką. Tai yra kažkokie tai Egipto laikai. There is some ancient times of Egypt, in Egypt. Oh, Egypt, another life. Oh, wonderful. Dar kitas gyvenimas. Aš esu mergaitė. I am girl. Man 14 metų. But I mean in the situation we saw, Aš turiu menį į situaciją, kurią mes jau matėme. Į kažkokią. Iš tų, kurių matytų situacijų. In the UFO, before, when you are in your room, when you are in the UFO, when you are in that place where is deciding your reincarnation. Arba NSO, arba kai tu esi tam kažkokiam tam kambarį, ar kada jie nusprendė tavo reinkarnaciją tarp gimimų. Gerai, einam ten, kur aš nukritau nuo kalno, reinkarnacija kur eina.
Let's go to that situation where I fall down from the mountain. Okay, so go there and stop time in a certain moment when you want. Tada eik ten į tą momentą ir ten tam tikrų momentų sustabdyk laiką, kuriuo tu nori momentu. Sustabdyk laiką. Taip, aš dabar stoviu, kaip jis man rodo knygą, kad aš turiu vėl gimti ir man nuodėmės rodo. I see the moment that he is standing in front of me. He is showing my book with my bad things I did. Okay, you believed it in them, so you went with them. Taigi, tu jais patikėjai ir vadinasi, nuėjai kartu su juo, ar ne? Darai, ką jis norėjo. Now, do you want to follow them? O dabar, ar tu nori dabar sekti iš paskos jam, jo klausyti? Ne. No. Ne. Do you want to believe them? Ar nori juo tikėti? Ne. Okay, so do you want to eliminate, delete any authorization you gave them? Ar nori panaikinti, ar atsijimti bet kokį leidimą, kurį tu jam davėjai? Taip. Yes. It's only in your will. Tai yra tik tavo noras, tavo valia, It's your power. tavo jėga. It's your decision. Tai yra tik tavo sprendimas. In the same moment you decide, it happens. Ir tą momentą, kai tu nusprendi, tai pakeisti savo valią, priimti savo kitą sprendimą, taip ir nutinka. Because the situation is inside you. Kadangi šita situacija yra tavyje. That they co-created with you. Ir jie dalyvavo jos kūrime tiesiog kartu. So, when I say 3, you eliminate any authorization. Ir aš kai pasakysiu 3, tu panaikinsi bet kokį leidimą, visus leidimus. And they can stay in you anymore. Ir daugiau jie nebegali būti tavo viduje, tavo sferos viduje daugiau. Let's observe what happens. Ir apžiūrėkim, kas vyks. I count 1 to 3. Aš skaičiuoju nuo 1 iki 3. At 3 you change your mind. Ir ties 3 tu pakeisi savo sprendimą. 1, 2, 3. Let me with your physical Inga. Dabar palik mane su fizinė Inga. Inga, Taip. what did you see or what do you see? Ką tu matei, ar ką tu matai, Or feel? arba jauti. Jaučiu, prieš tai man buvo šalta labai greitai ir drebulys, o dabar šiluma. I felt before a very, very strong cold. My body was shaking. Now I feel warm. In which moment this sensation changed? Kuriuo momentu pakito jausmas? tą momentą, kas sunaikino. Leidimus, ar ne? Taip, leidimus. At the moment, the moment subliminal part deleted all permissions. Yes? Kai suplojo rankom? Taip. Yes. And that you Perfect. clapped. Perfect. And okay, you felt this. And what did you see? Tu šitą jutai. O ką tu matei? Nieko. I saw nothing. Okay, let me with your subliminal part. Gerai, palik mane su tavo pasąmonės dalimi. Inga, Mhm. you tell Yeah. me, what did you see? What do you see? Tai tu man dabar sakyk, ką tu matei. Mhm. Tuo momentu, kaip aš labai smarkiai pasakiau ne su tokia didelė valia, iškart, kaip sakytum, kad jie pradėjo tolti ir nykti nuo manęs, išnyko. Ir išnyko, nutolo ir išnyko. O aš pati tapau labai šviesi, kaip ir šviesoje kokia didelė, ir aš pasidariau tokia didelė. At the moment, as I told with very strong power, no, they suddenly started to get smaller and they started to move away from me. And they went away and I do not see them anymore. And I myself, I got somehow very light in me. I got very light, shiny, and I got very huge or big. Perfect. Very, very good work. Nuostabu, labai, labai geras darbas. Now I want you to observe your life on earth right now.
O dabar aš noriu, kad apžiūrėtum gyvenimą savo žemėje dabar. Observe what about your relationship or your relationships. Apžiūrėk, kokie bus tavo santykiai su tavo draugu, kokie yra santykiai su tavo draugu arba su vyrais draugais. Sentimental, family, relationship, etc. Ir taip pat santykiai su giminaičiais, su savo šeima, kurioje gimėjai ir taip toliau. Matau save tokia linksma, laiminga ir šviesoje ir visi, ir aplinkiniai, ir giminaičiai, ir žmonės, su kuriais aplinkui pykausi. Jie taip nustebė, kodėl man taip gerai ir kodėl aš tokioje šviesoje ir pradeda aplink mane viskas keistis. I see me full of joy, happy, and I'm behaving with my relatives and family members with joy and with happiness, and they are looking to being wondering about my behavior, and but I see, and they're watching me surprised, but still I see that afterwards my relationships is everything is going very good. Wonderful. And what about your financial situation? Ir kaip tavo finansinė situacija? Taip, irgi su šita šviesa prisitraukia ir pinigai ir dar matau, kad labai patinku vyrams. With that light that I am radiating now, I attract money, and I see that men like me very much. And what about your headaches, your back pain? Ir kaip tavo galvos skausmai ir nugaros skausmai? Kurį laiką neilgą, viskas pasikeičia, viskas man nebematau ateityje. It takes a little bit time, but it's changing, and in the future I do not see nothing from this. And what about your food allergies? Ir kaip yra tavo alergijos maistui? Aš valgau, kaip tai pakeičiu kitą maistą, bet man nebėra tos alergijos. I see me that I changed my food, but I do not see allergy anymore. Okay. Okay. And but let's verify your situation, your new situation, in another moment, another place. O dabar patikrinkim tą situaciją kitų momentų, kitoje vietoje. Let's go to that place when someone was deciding your reincarnation on Inga life. Eime dabar į tą momentą, kada kažkas sprendė tavo reinkarnaciją Ingos gyvenime. Let's go there and tell me what you see now. Eime ten ir žiūrime, ką dabar matai. Nieko nėra aplink mane. Aš tokioje pačioje šviesoje. I see nobody around me, and I am staying in the same light environment as before. Perfect. Demonstration that when you change your mind, this decision is propagating in every point of your time life. Nuostabu, tai yra tiesiog aiškus parodymas, demonstracija to, kad kai priėmi sprendimą, tas sprendimas pasklinda po visą tavo laiko liniją, tavo laiko erdvę, visur. Okay, so now get out from there. Gerai, dabar išeik iš ten. Go to a neutral space. Nueik dabar į neutralią erdvę. And call your father. Ir pakviesk savo tėtį. Taip, jisai čia. Yes, he is here. What do you see? Ką tu matai? Describe him. Aprašyk man. Nupasakok. Jis toksai susigūžęs ir kaip tai, jis įsigandęs, jis net pažįsta manęs šitoje šviesoje. My father does not recognize me in this light that I am, and he somehow seems to being anxious, having fear about me, and he somehow so First of all, identify him for
etheric DNA. Pirmiausia, identifikuok jį pagal jo eterinę DNR. Ar ten jis? Read his genetical information. Nuskaityk jo genetinę informaciją. Taip, tai jis, bet jis man nori pasirodyti biškį jaunesnio amžiaus. Yes, that is him, but he wants to show me as he would be younger age as he Okay. is. Let me with your physical part. Gerai, palik mane dabar su tavo fizinė dalimi. Inga, Taip. Yes. how do you see your father? Kaip tu matai savo tėtį? Nematau aš jo. Aš tiesiog pradėjau jausti, kaip kojos labai sunkios. I do not see him, but I started to feel how my legs got very heavy. So, if you don't see, you can feel him, okay? Jo, jeigu tu jo nematai, bet tu jį jauti. You can receive the information in any channel you want, or you can. Tu gali informaciją gauti, matyti, bet kokiu kanalu, kokiu tik yra. It doesn't matter. Just recollect the information and talk to him and feel him. Nesvarbu, tiesiog tu gauk informaciją, kaip tau ateina ir kalbėk su juo, nuskaityk Do informaciją. you want to talk to him? Ar nori tu su juo pakalbėti? Taip, norėčiau. Yes, I would like to. Okay. Do you allow me to talk directly to him through you? Ar man leisi pakalbėti su juo per tave? Per emocinę? Through emotional? No, through the mind, telepathically messages. Per telepatinį bendravimą. Ar leisi? Taip. Yes. Okay, just tell me what is coming in your mind and don't think to anything. Tu tiesiog pasakyk, kas ateina tau į galvą. Ir nieko negalvok. Inga's father, Ingos tėti, can you hear me? Taip. ar tu girdi mane? Yes. How are you? Kaip tu? Jaučiu, kaip jausmas yra, kad galva tiesiog šyla labai stipriai, karštis pila. I have a feeling that my head is getting very warm and somehow the heat is going over. I'm here with your daughter, Aš čia dabar esu su tavo dukra, your daughter Inga. su tavo dukra Inga. Do you want to tell her anything? Ar tu jai kažką nori pasakyti? Toks jausmas, kad jisai kažką nori man pasakyti, bet karštis vis stiprėja. I have the feeling he wants to say me something, but the heat is getting more and more. Ir net galvos skausmas. And even a headache is coming. Okay. So you are not good, right? Taigi tau nėra gerai ten, ar taip? Greičiausiai. Yes, most likely. Let me with Inga. Palik mane su Inga. Inga, Taip. how are you? Kaip tu jautiesi? Dabar atslūgsta skausmas. Now that pain is going back. Going? Going back, the pain, headache is disappearing. Disappearing. Okay, tell me, what is the cause, the esoteric cause of this headache? Sakyk man, kokia yra to galvos skausmo ezoterinė priežastis? Nežinau, aš nesuprantu. I don't know, I do not understand. Observe your father. Apžiūrėk savo tėtį. Do you feel or do you see him good? Tu matai, ar matai jį, ar jauti, ar jam gerai einasi? Kaip tau atrodo? Manau, kad toks jausmas, kad nėra labai gerai. I have a feeling that he is not well. And do you want to tell him anything? Ar tu jam ką nors nori pasakyti?
Manau, pasąmonė, manau, jaučiu, kad pasakys tai, ką reikia. I feel that my subliminal part will say that is needed to say. Mhm. So you receive the information for your subliminal part and tell us. Tada gauk informaciją iš tavo pasąmonės dalies ir pasakyk mums ją. Ką nori pasakyti? Tiesiog atleisk už viską, ką blogo pasakiau, ar įžeidžiau ir kad myliu. That is messages, just please forgive me for everything I told bad things to you and that I hurt you and I love you. Okay. Guilty emotion is as fear. Kaltės jausmas yra tas pats kaip baimė. Because it's a feeling and through this feeling others can manipulate, can control. Nes per kaltės jausmą gali kiti kontroliuoti tave. If you feel guilty, you can be forced to be something you didn't want to do. Jeigu tu jautiesi kalta, tai per tą jausmą gali būti priversta daryti tai, ko tu iš tikrųjų nenori daryti. As the fear was you unable to decide to move forward. Tu gali tiesiog nesugebėti eiti į priekį. With guilty, others can manipulate your will. Ir būda, kai jauti kaltės jausmą, kai esi kalta, kiti gali manipuliuoti tavo valią. Guilt feeling is an energy production of yours. Ir šitas kaltės jausmas tai yra tavo energijos gamyba, energetinė gamyba. Inga, tell me, where is your guilty sensation? Gerai, Inga, sakyk, kurioj vietoje, kur yra tavo kaltės jausmas? Which part of your body? Kurioje tavo kūno dalyje? Galva. My head. Okay, recollect this energy, extract this energy from your head and take it in your hands. Gerai, tada savo eteriniam rankom, įsivaizduojamom rankom, surink tą energiją iš galvos ir ištrauk iš savo kūno. Taip. Yes. Okay, now throw it away from a dimensional portal until it disappears. O dabar išmesk tą energiją į dimensijos portalą, iki jin ten visiškai išnyks jame. Taip. Yes. Wonderful. Nuostabu. Okay. Do you feel guilt now? Ar dar jauti kaltės jausmą dabar? Atslūgo. It went back. It is away. Okay, so tell your father to do the same thing. Tada pasakyk savo tėčiui, kad jis padarytų tą patį su kaltės jausmu. If you want to do. Jeigu tu tai nori. Taip noriu. Yes, I want. Okay, so tell me what is happening. Gerai, sakyk man, kas vyksta. Tiesiog pradėjau jausti, kad kojos sunkėja. I started now to feel that my legs getting heavier. What is the heavy sensation? What? Okay. Tell your father to get out from your legs. Taip, dabar liepk savo tėčiui išeiti iš tavo kojų. From your body. Iš tavo kūno. And tell me from which part of your body is getting out. Ir sakyk man, iš kurios kūno dalies jis išeina. Inga? Per pėdas. Through my feet. Feet, okay. When you feel that your father is completely out, tell me. Kai pajausi, kad tavo tėtis yra visiškai išėjęs, pasakyk man. Dar jaučiu, kad dešinė koja sunkia.
I still feel my right leg heavy. Okay, Gerai, so let's wait palauk, until your father is completely out of you. kol jis visiškai iš tavęs išeis. Jau. Now, Okay, so tell your father to stay in front of you. dabar liepk savo tėčiui atsistoti priešais tave. How do you see him? Kokį tu jį matai? Ar kaip tu jį matai? Neįžiūriu. I can't see him. But you can feel. So Bet tu gali jausti. as you feel, you can imagine the position, the morphology, the energy. Kaip tau atrodo tiesiog, kai tu jauti, tiesiog kaip tau atrodo, kaip jis atrodo? Kaip tu jauti? Išvaizda, pozicija. Is your father in front of you? Ar tavo tėtis stovi priešais tave? Kaip tau atrodo? Jausmas, kad taip. I have feeling that yes. Okay, do you feel your father is good or not yet? Ir kaip tau atrodo, kaip tu jauti? Ar tavo tėčiai yra gera, ar dar jam nėra gerai? Manau, kad taip, nes pradėjo rankos šiluma eiti per rankas. Kad jam gerai, ta prasme. Taip. Aha. I think that it's well for him. He's Okay. well because my hands got warm now. Okay, but well, it's out of you. So tell me if your father is with guilt sensation or not. O dabar sakyk, kaip tau atrodo, kaip tu jauti, ar tavo tėtė turi savyje kaltės jausmą ar neturi? Manau, kad taip, nes pradėjo drebulys krėsti. I think that yes, because now my body starts to shake a little. Okay, just tell your father to get out, to throw out the fear and the guilt. O dabar pasakyk savo tėčiai, kad jis lygiai taip pat surinktų savo baimės jausmą ir savo kaltės jausmą ir išmestų lauk. Kaip tu tai padarai? And tell me when he did. Ir man pasakyk, kada jis bus tai padaręs. Jau tiesiog dabar tik jaučiu, kad labai pradėjau turbūt verkti, nes ašaros bėga. Now, and I feel somehow he started to cry, because by me now I'm getting tears running. Just cry. Cry you, cry him. Gerai, dabar verk tu ir tegul verkia jis. Enjoy Per this ta- moment. Per tave. Pabūk tau to momentu, pasimėgauk to buvimo. And tell your father to open a dimensional portal he liked the most to go away in his process. Ir dabar pasakyk savo tėvui, kad jis tegul atsidaro savo tokį dimensinį portalą, kuris jam labiausiai patiktų. Tokį portalą, kuris galėtų eiti savo vystymosi kelią jam patogiausiu, geriausiu būdu. Taip. Yes. Did he go away? Ar jis išėjo? Manau, kad taip, nes nebejaučiu ašarų. I think that yes, because now I do not feel any tears anymore. Okay, wonderful. How do you feel your body now? Nuostabu, puikiai padarei. Ir kaip tu dabar jauti savo kūną? Šiltėja. My body is getting warm now. And what about your feelings? O kaip tavo jausmai? Toks jausmas, kad nuo širdies akmuo nukrito. Now I got so feeling that a heavy stone went away from my heart.
Are you feel good? Ar tu jautiesi gerai? Taip. Yes. Okay, let me with your subliminal part. Gerai, o dabar palik mane su tavo pasąmonės dalimi. Inga? Yes. Okay, just go back just a little and tell me what you see in this process with you and your father. Dabar prašau tavęs, nueiki truputį porą akimirkų atgal ir pasakyk man, ką tu matei, kas vyko to proceso metu, kai tu buvai su savo tėvu. Tuo momentu, kaip jisai išėjo. Aplamai, kaip tie kalties jausmai visi, kas ten vyko su jo tėvu, visa situacija. Tuo momentu, kaip jisai iš pradžių buvo labai susigūžęs, labai senas atrodė jam, labai bloga. Ir tuo momentu, kaip išėjo iš jo visas tas negatyvas, jisai pasikeitė, jis tapo kaip jaunas, kaip pašviesėjo. Okay. Ir eidamas į portalą irgi jaunėjo, visą laiką kūnas jaunėjo. Okay. I saw that in the beginning he was somehow very dark, very small and heavy, and at the moment as he threw all those bad negativity away from him, all those feelings, he got bigger, he got younger, and as he opened a portal or the dimensional portal, he already, as he moved towards this, he was getting younger and younger, and he went inside there and he got younger there as well. Okay, so let me with Beata. Gerai, palik mane su Beata. Beata. Taip. Disconnect from anything, anyone. O dabar Beata atsijunk nuo visko ir nuo visų. I count 1, 2, 3, but only for you, Beata, not for you, Inga. Dabar skaičiuosi nuo 1 iki 3, bet skaičiuosiu tik Beata tau, ne tau, Inga. Inga tau neskaičiuosiu. I count 1, 2, 3. Skaičiuoju nuo 1 iki 3. And you get back here in that moment when I'm talking to you. Ir tu sugrįžti atgal į tą momentą, iš kurio su tavim dabar kalbu. 1. 1. Your body is waking up. Tu jauti, kaip tavo kūnas bunda. And you can feel your body lighter and lighter. Ir tu jauti, kaip tavo kūnas tampa vis lengvesnis ir lengvesnis. 2. You feel a good sensation of wellness inside you. Tu jauti malonų gerbūvio jausmą, pasklindantį po visą tavo kūną. You feel good. Tu jautiesi gerai. And 3. Ir 3. Open your eyes. Atmerk akis. And now, Inga, it's for you. O dabar, Inga, grįžimas tau. I count 1, 2, 3 for you. Dabar aš tau skaičiuoju nuo 1 iki 3. While I count, you get here to that present moment when I'm talking to you. Ir kol aš skaičiuosiu, tu sugrįši atgal į dabartinį momentą, iš kurio aš su tavimi kalbu. 1. 1. You feel your body waking up. Tu jauti, kaip tavo kūnas bunda. You feel your body to take your its force. Tu jauti, kaip kūną grįžta tavo jėga. You feel stronger and stronger. Tu jautiesi, tavo kūne vis, tu jauti savo kūną vis labiau ir labiau. You feel lighter and lighter. Ir tu jautiesi vis lengvesnė ir lengvesnė. 2. You feel a very good sensation of wellness inside you. Ir tu jauti labai malonų gerbūvio jausmą tavo kūne. You feel happy. Tu jautiesi laiminga. You are very relaxed and calm. Tu esi visa atsipalaidavusi ir rami. You are very happy. Ir tu esi labai laiminga. 3. Ir 3. Open your eyes. Atmerk akis. Inga, how are you? Inga, kaip tu jautiesi? Well, good. And Beata, you, how are you? Ir Beata, kaip tu jautiesi? Well, okay, good. Inga, what is your physical sensation and your feeling between before the session and after the session? Inga, koks yra jūsų jūsų fizinė būsena ir jausmas
vidinis jausmas, palyginant prieš tai, koks buvo prieš seansą ir dabar po seanso? Toks jausmas, kad akyse prašviesėjo. I got so feeling now that in my eyes already I got everything is shining, the light is shining. You feel your body different? Ar jauti, kad tavo kūnas jaučiasi tavo kūnas kitaip negu iki seanso? Manau, kad taip, nes ir rankos nebe šaltos, kojos ne taip jau šaltos, nes visą laiką man būdavo tas šaltis kreisdavo. Yes, I feel exactly this because my hands are not cold anymore and my feet are not cold anymore because before I had always cold in my hands and the feet. Always. The cold was your father. Šitas šaltis buvo jūsų tėvas. It was inside you. Jis buvo jumise, viduje jūsų. Because he and you felt guilty. Ir tai buvo todėl, kad ir jūs, ir jis abu jautėte kaltės jausmą. But now it's over. O dabar viskas baigta. He is happy and you too. Jis yra laimingas ir jūs taip pat. Thank you. Puiku. Ačiū Jums. Okay, Beata, thank you. Ačiū, Beata. This is a new methodology of telepathic session because if the person can go into hypnosis because he's not so susceptible as Inga, the verbal information about the person, the support person in hypnosis, can give the right suggestion from the hypnotic ambient to the person that can visualize something or feel as in the way of Inga. Čia yra naujas telepatinis seanso būdas, metodas, opcija, kada žmogus, kuris nelabai gali nueiti į hipnozę, iš tikrųjų irgi eina į hipnozę kartu kaip ir telepatas ir tiesiog paskui telepato pagalba, tarkim, jisai gali pradėti jausti arba matyti arba tiesiog gauti informaciją iš tos hipnotinės erdvės. So the work is done into the environment where the support person can operate because of her or his hypnotic susceptibility, but the other person can visualize or feel as in the cinema. Taigi darbas buvo atliktas toje hipnotinėje erdvėje, kur žmogus pats, tarkim, negali ten patekti, todėl kad jis nėra imlus hipnozei. Tačiau kitas žmogus, jisai gali tai matyti arba jausti kaip filme. Ne, tai telepatas. Because you can co-create with a person by suggestions. Tu gali kurti su kita asmeniu by suggestions, su pasiūlymais, su naujais, žodžiu, kaip sakyti, inputais. But one thing is I invent some suggestion to allow you to visualize something. Another thing is get this information, this suggestion from the hypnotic ambient directly from it. Vienas dalykas, kada tie, kaip sakyti, ta informacija įvedama į lauką arba tie inputai ateina tiesiai, tarkim, iš manęs, iš Kalo, kaip hipnooperatorius, o kitas dalykas yra, kada tie inputai ateina ar ta informacija, kurią sukurti taip pat kartu, bendros kūrimas vyksta, kada ta informacija ateina iš kliento, šiuo atveju iš Ingos hipnotinės aplinkos. So people who don't have a good hypnotic susceptibility can participate in some part of the hypnosis as you did with your father. Todėl tie žmonės, kurie nėra imlus hipnozei, tokiu būdu, nebūtinai vizualizacijos, gali būti ir jutiminių pagrindų, jie gali dalyvauti kai kuriuose seanso vietose, seanso momentais. So Inga, at this point, I ask you if you want to publish your session on internet. Inga, šioje vietoje aš noriu jūsų paklausti, ar jūs norėtumėt paskelbti šį seansą internete? Gerai. Good. Very good. Thank you. Ačiū labai. Puiku. I stopped the recording, but you stay there. Don't go away. Aš sustabdysiu įrašą, bet jūs niekur nenueikite. Likite ant linijos. Bye. Bye. Hola. Cześć. Otro video disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo
na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto
en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia de manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias.
I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucia jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional, no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde invulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w tę ingerencję. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Karol. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable
toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia consciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado.
Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura, y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva.